žodžiu, kažkas vyksta. Visų pirmiausia, tai pamiršom raktus ir kad galėtumėm įeiti namus, reikėjo apsukti pusę miesto. Iš vaikų iš mokyklos atsimti raktus. Tada įsėdė į taksą, jau Kazilionis mane lydi į oro uostą. Įsėdė į taksą, prisiminėm, kad neturim pinigų. Grįžom vėl atgal ratuką į namus, pinigų pasimti. O dabar atkeliavus į oro uostą, sako, kad ne, į lėktuvą neįlipsit, nes Indonezija neleidžia išskristi iš Sidnėjaus lėktuvų į Balį. Ir visi mes laukiam. Neaišku, kas čia vyksta. Ai, žinau, visata dėlioja viską taip, kad būtų pačia geriausia forma viskas. Iki sau, kiek visko vyko, iki pat lėktuvo, iki pat įlipimo, mažas toks lėktuviukas, pakeliu į Balį, žodžiu, bus matyt daug vėliau bus, bet palinkėkit man sėkmės, nes aš jau vos nepasiklydau Sidnėjaus oro uoste, ką kalbėti apie Balio oro uostą. Savo oro uostai man yra daug palinkesni negu didesnių miestų. Nu, žodžiu, kas nors mane susirinkit, kai aš atskrisiu į salą. Ką tik iškeitė 950 eurų į milijoną. Not so bad. Taip atrodo 20 eurų Balio oro uostas. Aš ką tik paklausiau keitykloje dirbančio berniuko, kiek jis uždirba per mėnesį. Sakau, nes jis man iškeitė 950 eurų į labai daug pinigų. Aš tiesiog negaliu suskaičiuoti dar. Ir aš klausiu, labai man tos pinigus, kaip čia, su tokia didelė meilė padavė. Ir aš sakau, ar čia dideli pinigai? Sako, labai dideli pinigai. Ir aš jo klausiu, sakau, kiek tu uždirbi per mėnesį dirbdamas ofise, keitykloje, čia oro uoste? 199 eurus. Net 200 eurų neuždirba per mėnesį. Ir aš jo paklausiu, ar tau užtenka šitų pinigų? Sako, nelabai. Maistui ir everything for food for everything. Oh my god. Žodžiu, mane truputį sukrėtė ta suma, sako, neužtenka šitų pinigų. Tai va, 200 eurų, nepilnus per mėnesį. O dabar aš keliauju ieškoti mano vairuotojo. Man draugė yra užsakęs vairuotoją. Jis turėtų laukti mane su gražia kortele. Kaži jisai manęs laukia. Ar ta kortelė yra nuleidęs? Tuoj pamatysim. Bet žodžiu, aš jau pasivėluoju kokį 4 minučių ateit. Tai nežinau. Einu ieškoti. Mano vairuotojas yra čia ir aš jau noriu lipti tą pusę. Sakau, okay, I forgot, different side, like Australia. Tai kiek čia yra? Milijonas? O dieve, tu brangus. Milijonas maistelio tiesiog mum porai vakarų. Kiek čia yra? Kaip sunku skaičiuoti. Kiek čia yra pinigų? Gali duot pačiupinėti. Ką tik suskaičiavau, kiek čia tų pinigų turiu, tai yra 7 milijonai, 7 milijonai 400 eurais, yra apie 400 eurų. Na, bet tai kodėl jie negali padaryti truputį kitokių tų pinigų, kažkokių mažesnių? Dabar tu turi daug popieriukų, kur neturi piniginės. Nu, tiesiog, jo, žodžiu. Aš vakar klausiau vairuotojo, kuris vežė mane iš oro uosto, sakau, kiek tu uždirbi eurais per mėnesį, atlyginimas tavo koks. Tai apie 450 eurų. Nu, tai va čia yra jo atlyginimas, va toks va. Kiek jis uždirba pinigų. Vairuotojas taksi. Apie 450 eurų, sakė. Su kur užtenka pragyvenimą. Sako, nelabai, bet pripratę. Ką tik grįžom iš parduotuvės. Su taksu važiavom 1,5 valandos. Nusipirkom daug visko. Nusipirkom neaiškių vaisių, biškį bijom jas valgyti, bet žiūrėsim kaip. Labai daug vaisių, daug visokių riešutukų, uogyčių, saldainiukų, agurkų su kiaušiniais. Kepsim. Nuodėmės,
sumokėjom 1 400 000, kas yra, beveik 70 eurų. Ir paskaičiavom, kad jeigu pirktumėm gatavą maistą, tai daug 3 dienom galėtumėm pragyventi. O dabar čia bus kokie porą vakarų. Tik dėl vaisių. O, jėtus, mano. To kur purškimas? Kur pensi, šmensi? Turtai? Ne, ten Kokia nesąmonė. Kur tie visi purslai čia, tie či. Bet jis tikriausiai gal dėl to ir nepurškėmės. Nes geriam limonadą, tai ką čia? Ir vaisių tu čia pridavai, jėtų, kaip faina. Čia nuo ko man pradėti, nuo tavo kojos ar nuo vaisių? O tai jisai madotis. Ne, kodėl? Nes su paspirtuko stulpai važiuoju. Čia be manęs dar spėjai pasivažinėti su paspirtuku įlėkti stulpą. Tai dėl to tu turi mėlynę? Kur tu pasislėpus iš video? Ateik arčiau. Ne, Va, pažiūrėk, 20 minučių pabūsim. Nu tu tobulai atrodai su šitą kepurytę. Spa savaitę. Va, o čia. Mes esam nuostabioj vonioj pasaulyje. Čia yra be stogo, kad suprastumėt. Yra be stogo. Tada yra čia dušas, kur galima maudytis be stogo. Čia bėg kartais grįžiukai pasisveikinti. Sako, labas, kaip tu. Pasportuoti reikėtų labiau. Man sakė jau. Va, ir kažkaip, dar čia gali ten, truputį ten už sienos yra tualečiukas, kur irgi gali būti, kaip sakant, lauke. Su reikalais. Išstebėjau? Jau. Gerai. Dabar pabūkim 20 minučių. Einam prie baseino. Valgysim raudoną ešerį. Didelį raudoną ešerį. Kilogramo svorio. Tai man taip yra karšta, aš jau nusivilkau marškinius, man visur bėga prakaitas, aš esu tiesiog šlapia, galėčiau duoti tranšuoti kažkokį. Labai. Ir prasideda puota. Mūsų puota, valgysim didžiulę žuvį. Tai yra pats laikas kūdintis, jeigu ką. Bet bulvių neužsisakėm. Bet į kilogramą užsisakėm žuvies, tu supranti, ką tai reiškia? Kilogramą. Kadangi buvo mažai žuvies kilogramų, tai dabar užsisakėm dar desertą. Kas mus parneš namo, Agne? Taksi. O jie, tau kaip skaniai atrodo. Aš jau nupitęs pasidažęs. Prašau paimti. Žiūrėk, kaip tai išbangosi. Be kavos, nežinau. Žodžiu taip, važiuojam kur, nežinau kur. Viską žinau. Tu žinai, nepapasako. Aš nežinau, mane išvarė iš namų, aš nespėjau apsirengti, aš nespėjau pasidaryti makiažo. Suvalgėm kiaušinį ir kolageno išgėrėm. O kur važiuojam? Gali pasakyti, kur važiuojam? Dabar važiuojam Maudytis paprastai. Tai gerai, kad nesivežiau. Ką tik buvom Balio Starbuckse ir sumokėjau už kavą 84 000 rupijų. Tai yra $6, jeigu apie Australiją pakalbėkim. Ir 4 eurai, jeigu eurai. Tobula, tiesiog. We are making offering every day. We are making offering, a small offering, simple one. And we offer 2 times a day. Atvykome į vieną turistiškiausių vietų Balyje, tai Tegenungang kriokliai.
Ir iki jo nusileisti mums reikia apie 170 laiptukų Tegenumgan. O, čia yra viskas parašyta. Simple, iš karto man duokit parašyti. Parašyta, kad paskaityčiau. Ir 15 metrų aukščio. Wow! Kadangi tai yra turistams skirta vieta, yra labai daug kioskelų, kur gali apsipirkti. Turgus, vienu žodžiu. Labai žiauriai, aš tai ant taksisto, kuris neleido muzikos. Mūsų ten plašiuką nuodėmė nuplovo. Ne visada atkyšti. Aš noriu klipką nusifotografuoti, nes čia visi tai daro. Ir aš tai noriu. Neišsirenku užrašų. Dar taip gražiai gyvenime nesu ledų valgęs. Čia bėga visur, sijonas visiškai šlavęs, čia visą apsibuzojus. Bet life is beautiful! Gali paaiškinti, kas čia? Kam šitie skirti? Mes varom turgų. Jeigu norit praeiti tas visas gražias ryžių terasas, tai arba einat ir susimokat už praėjimą, arba ateinat pavalgyti ir tada nereikės susimokėti už praėjimą. Dėl to, kad tai yra privati žemė, žmonių žemė ir jeigu jūs norit pasivaikščioti, turit arba susimokėti, arba pavalgyti, tada nereikės susimokėti, bet susimokėsit už maistą. Ir viskas yra sukurta rankom. Rankom kiekviena detalė, augaliukai, visi šitie takiukai. Gražu iš tikrųjų, man labai patinka. Eisim tuoj nurinkinėti ryžių. Reality. Jeigu apie kainas, tai viskas kainuoja tūkstančiais. Mano sriuba, pavyzdžiui, 65 tūkstančiai rupijų. Šitas 40 tūkstančių yra kokoso kokteilis. Bet jeigu eurais viską išvertus, tai 3 eurai, 3 eurai, 5 eurai, nes kadangi seafoodas ir visos karališkos krevetės ir ryžiai nemokam šiaip. Apie ryžius juokauju, bet čia principinis drąsni buvo. Įsivaizduojat, kaip gali egzotiškai pigiai pavalgyti. Aišku, tik iki Balio atskris kainuoja šiek tiek. Čia yra nuo 5 iki 10 hektarų plotas, kuriame auga ryžiai ir viename hektare užauga nuo 5 iki 6 tūkstančių ryžių kilogramų. Ir 3 kartus per metus jie nuima derlių, tai padaugina, kiek tai yra ryžių. Dėl to jie čia yra auginamos. Reality? Instagramo gyvenimas. Nusipirkt. Čia yra auka, jie aukoja ryte, prieš išeinant į darbus ir grįžę namo, prieš miegą. Tam, kad atbaidytų visas blogas jėgas, dvasias. Ir čia matau prideda visokių smilkaliukų, žolyčių ir matau iš parduotuvės pirktas saldainius. Labai įdomu. Atvažiavome į šventyklą,
kuri yra vienintelė iš visų šventyklų, į kurią įleidžiami visi žmonės. Visai atrodantis, visai apsirengę. Už 3 žmonės iš šventyklos mokėjom 225 000, kas yra 13 beveik eurų. Ir galim vaikščioti visą dieną, pavyzdžiui. Ir 4 aukos, kurias paukosim už eurą. So we put all there? You want all, maybe only one. Reikia susirišti man plaukus, nes negalima įeiti palaidais plaukais.